Nu tai ką, sveiki, čia su jumis Pomidoras. Va, neseniai statulą pradėjau upgradinti. Nu tai va. Tai statulą baigsiu upgradintis. Minučių. O aš dabar norėčiau rūbus atnaujinti ir gal net. Man absoliučiai pochui tiesiog apie žaibankus yra. Aš nežinau, aš tingiu, nenoriu tų reklamų žiūrėti, bet aš noriu. Bet aš dar net nežinau, bet tai žaibankus. Nu, tuo pačiu ir laikrodį. Nu, tai va... Eik tu. Ebe, nu, jūs pritarė tam. Vat va, užpisą. Tu nori, vat va, paupgradinti šitą ir reik vat va šitus dalykus. Nori. Aš manau, jam tikrai reikia kokios naujų rūbų. Tai bent jau per šitą video tokiu upgradinsiu rūbus. O jo kažkaip žiauriai ilgai šitas. Ką aš dar ten upgradinsiu. Bet ar man čia tik vienam taip atrodo, bet ir kad vat va šitas. Šita statula, kaip jo statula yra bybio formos. Ar čia tiesiog du maži vaikai, bet kas gali žinoti. Opa. Jo, atsirado rūbai. Iš viso dabar kiškis kažkoks. Tai šitą man. Na tai visų pirma zona labai greitai. Nežinau, kaip bus su antra. Bet aš žinau, kad yra dar ir apie vaną šitą žaidimą. Tai jeigu ant šito video surinksim 10 laikų, aš tada galėsiu ir vaną pažaisti. Ai, be to, nežinau ar vakar žiūrėjote, bet vyko vakar tasai turnamentas. Aš šiame aišku nedalyvavau, bet palaikiau Timui Stelo. Tai va. Ir va, čia viską. Na, nenoriu išpirkti jūsų susijungti, ką man aš tiesiog galiu laikyti, man pinigai atsiranda. Bet taip ir realiame gyvenime būtų, va taip atvavlogini, ten tau dievas pirštų laiko pinigų fontanas, viską tau perka, o tau svarbiausia filmuotis yra. Bet taip nebus, jebra. Nu, aš nežinau, yra kažkoks charizma. Nu, nežinau. Aš manau šitas vėliausiai upgradinsiu, nes man rodos vis tiek labai traukia. Ne protas, o visokios finansinės. Tai pabaigime apie tą pačią. Tai aš žaistelo buvau.
Aišku, jie ten paėmė, man rodos, iš 16 vietos 13. Aš nežinau kaip jūs tik čia LKL Republic. Va tada dar toksai ir youtuberis dar žaidžia. Ir jis irgi streamino. Tai aš gale, kada jis tavo baigė, jis dar nebuvo baigęs, tai aš pasijungiu jos streamą, bet ten gal 10 minučių pastreamino ir tas baigė. Tai va. Nežinau, gal jūsų vėliau, kai turėsiu daugiau negu vieną subscriberį, gal tik tai man reiks pabandyti. Nes šiandien buvau per brolio akantą man davė pažaisti. Tai ten mano pirmas mačas tai 12 kilo. Yra MVP buvau. Tai va. Aš nežinau kaip jūs. Parašykit hebra į komentarus, už kokią komandą vakar buvo. Ta Eimantės ir ten Deimantės kažkokia komanda šiaip visai gerai buvo. Ten aš šiaip nustebau dėl Čestovo, kad jis taip labai pasirodė. Bet va. O po laikrodis atsirado. Gerai, vat va, matote, man nebedaug jau liko iki 500 000 sekėjų, kaip kiekvienas, tai tikrai nesubscribė. Tai žodžiu, kai jau ateis tas pranešimas, tai manau, kad nebaigsim, nes tam čia 20 minučių tiesiog spaudinė ir viskas. Opa, viskas nauja galva. Aš manau, tiesiog tai. Viskas liko. Nebedaug jau reikia. Gerai, tai ką mes šiandien padarėm, tai paupgreidinom statulą, paupgreidinom rūbus po 2 kartus. Ir gal pirmas svarbiausias, kai aš kalbu, pamanau. Atrodo, taip nieks nežiūri, bet ten nebiškai. Viskas. Aja, čia subscriberiai yra. Gavom dar pinigų. Kada mano rūbai ateis? Už tos pinigus galim šiaip nusipirkti naują mašiną. Bet mašiną, manau, jau kitą metu vėl. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam like, subscribe ir iki kito karto.